Tautvydas parašė apie Mindaugą tokį. Sveiki, atsitiko bėda. Prieš gerą mėnesį Mindaugui sumokėjau 100 litų, kad pataisytų mano iPhone 2G. Jis pasakė, maždaug per 2 savaitės sutaisys, bet taip ir nesutaisė. Grasinau policiją, jis tada mane pasiuntė ant 3 raidžių. Tada kreipiausi į Mindaugo mamą, bet ji pasakė, nemokės, nes ir taip ji daug yra sumokėjus Mindaugo skolų. iPhone atidavė, bet atsidavimo būdas toks, jis nunešė į degalinę ir jis man tada paskambino, kad naeičiau pasimti iPhone. iPhone pasiėmiau, bet jis neveikė. Mindaugas va toks. Tai taip ir nepataisė, kaip supratau. Jo, jisai sumokėjo stolniką, bet taip pabandom. Taip. Įkrėst. Tuo telefonas tik tai jeigu užkraus mūsų. Toks vat Mindaugas yra. Avarija. Kaip malonu, kai šviesa, aš taip nelaukiu, kada pradės būti tamsu, kai dar dirbėjau jau tamsu, žinai. Tikrai taip. Norėčiau uždurti Valduką, jis šiandien švenčia 51 metus, jaunatviškas, dirba taksistų, techninė apžiūroj, jo pomėgės gražios ir karštos merginos. Gerai, pasuksim, bet tik tai man reikia, kad telefoną užkrautų. Tada galėsim pradėti zvanokus daryti. Call after call, after call, after call, after call. Tik su Rolku žiūrėjom. Piršlybas, iš tikrųjų, prekybos centre. Vaikinas priklūpė prie mergaitės pasipiršt. Mergina iš pradžių nenorom, taip neleido. Neleido, paskui pasiėmė šalia gitarą, esančią, kai tvojo vaikinui per galvą. Ką tu, sako, darai, man ar matai, čia, kad prieš visus čia taip klaupiesi. Bet mes su Jonu pasidarėm ir nusprendėm, kad čia yra fejkas. Jo, bet... Pasiek šitą. Nepasieksiu to aš. Mindaugas. Klauso. Alio. Alio. Čia Mindaugas? Nu? Mindaugai, tai kaip dabar, aš nesuprantu suprast, tai kodėl tu atiminėjai iš mano brolio dabar pinigus? Kokius? Jis tau davė telefoną pataisyti. Davė 100 litų. Ne 100. Jis man sakė, kad 100. Tai kiek jis davė Tai tau? pamelavo. 70. Gerai, tai koks skirtumas, kaip ten bebūtų, aš nesuprantu. Tai man dabar reikia tavęs ieškot. Ar tu pats skolą atiduosi, kaip? Aš nieko netiduosiu, už ką mes susitarėm, aš 100 ir padariau. Tai telefonas tai neveikia vis tiek. Tai mes susitarėm, kad aš padaryčiau, kad jisai įsijungtų, nes jisai visai nebuvo įsijunginėjęs, aš 100 padariau. Ką reiškia įsijungtų? Jisai buvo visai atsijungęs, jisai ten buvo čipai parėję visi ir tenais motininės hardware'as buvo atsijungęs. Ką tu čia man, kažkaip mandrai žodžiais? Paprastai, gali man paaiškinti, pasakyti, aš nesuprantu, kodėl neveikia telefonas? Jisai buvo sistemiškai sugedęs, aš susitariau su juo, kad aš jums sistemiškai jį sutvarkysiu. Ką reiškia sistemiškai? Nu, kaip kitaip neįmanoma paaiškinti. Nu tai jeigu telefonas neveikia dabar, tai ką tu čia, už ką pinigus paėmei? Už tai, kad aš jam padaryčiau, kaip jisai ir man sakė, kad jisai įsijungtų. Man sakė, kad aš jam turėjau paskolinti pinigų už tai, kad tu pataisysi jam telefoną. Telefonas nepataisytas, todėl kad pataisytą telefoną mes turėjom parduoti. Tai už ką jisai man sumokėjo, už ką mes susidarėm, aš 100 ir padariau. A tu supranti, kad aš nesuprantu, už ką mokėta buvo ir aš norėčiau atgauti savo pinigus. Tai tu jam sakyk, jisai kaip su manim susidarė. Bet supranti, kad mano pinigai pas tave yra. Tai jisai man juos atidavė už tai, ką jisai man sakė, ką padaryti, aš dar padariau. Jis sakė, pataisyti telefoną. Aš jam sakiau, daviau pinigus, kad pataisyti telefoną. Tu mokė iš visą iPhone'us taisyti? Aš 7 metus su jais dirbu. Kiek tau metų dabar? Nu, užtenkamai. Tai kad iPhone'ai tik tai 5 yra. Da iPhone'ai 5 metus yra. Nuo pirmo iPhone'o 5 metus yra. Ar tikrai? Kelintais metais iPhone'as atsirado? Trečias iPhone'as 2007 metais atsirado, čia trečias. O pirmas? O pas jį antras. Tai iš kur tu čia mokėjos taisyti? Tai aš nuo pat pirmo iPhone'o. Gerai, kur tu esi? Ar pas mane toj sąskaita baigsis? Aš privažiuosiu. Aš toli dabar. Ką reiškia toli? Ne Vilnių. Tai ką man pas tavo motina važiuoja dabar?
Tai ką tu jai pasakysi? Nu, Jinai tai- Netiduos nieko. Pasitarsim su ją gal kažką. Tai jau Tautvydas bandė tartis, aš su Tautvydo tėvu šnekėjau ir jisai pasakė Tautvydui, kad iš ką sumokėjo, tą ir gavo. 7 litų tas Aš- kainuoja. Tai čia 70 litų kainuoja, Kad įsijungtų. palaikytum telefoną tiesiog. Tai aš nepalaikiau, aš padariau, kad jisai įsijungtų Tautvydas pas O ką tu padarei, ką būtent tu padarei? Nupirkai naują Aš jį- detalę? Ne, aš jį istorinau, aš jį per Redsnow. Nu, aš tau galiu sakyti, bet tai tu vis tiek nesuprasi. Tai Kodėl? gali sakyti, yra klausytojų, kurie supranta, mes tik nesuprantam. Tai aš jį istorinau, aš jam per šitą Redsnow, aš jam padariau šitą iPad basebandą padariau ir to O užtenka. tai ką man iPhone'o basebandas? iPadą. O kam iPad'o nuo iPhone'o? Tai tam, kad jisai kitaip nesijungs. Nes jisai yra 2006 metų ir jisai kitaip nedirbs, nes jisai buvo jau prieš tai, iš ko Tautvydas nusipirko, jisai buvo užrištas. Visiškai parėjęs. Tai šitą Tautvydas mane apgaudinėja, reiškia. Nu taip išeina. Tai man jam ranką sulaužyto, ne tau? Tai tu gali jo paklausti, už ką jisai man sumokės, tai tau pasakys. Tik tais pažiūrėk, kad jisai tau tiesą pasakyta, jeigu tu jo nepatikėsi, manim nepatikėsi, gali jungtis Facebooką. Facebook'e yra pilna tų jau parašytų man žinučių ir ten pamatysi viską. Matai kaip. Labas, bičiuli, trukdo tave radio stotis Zip FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Sveikas. Sveikas. Labas, mes juokais iš tikrųjų Jo, skambinam. mindė, Aš bet žinau, ar Tautvydas turi brolį. nesvarbu, ar turi. Žinau, kažką ten kažkada girdėjau. Tai šiaip parašė mums Tautvydas laišką, sakė, kad 100 litų tau sumokėjo. Nu, bet čia, žinai, Man tai labiau panašu, kad mūsų bičiulis, su kuriuo mes kalbamės, yra mažiau kaltas už Tautvydą. Nu, manau, taip ir išeina. Pirmą kartą Zipę esu niekada nesu buvęs. Tai perduok linkėjimus visiems. Tiek rašiau visada. Čia geras. Na, reikės jam parašyti. Gerai, tai mindė. Tai va, pala, galima linkėjimus perduoti. Nu, į antrą. Perduok. Tai šįmet linkiu Vilniaus Lietuvos rytui pasižymėti labai gerai ir kad pagaliau įveiktų sugebėtą žalią kurvą. Bet Super. užtenka pralaiminėti jiem. Va taip, ne? O taip, Ne, tas nėra blogas žodis, kuris pasakė. Latiniškai reiškia kreivas. žalia kreiva. Beje. Gerai, mindasai. O šitą bus galima kur nors YouTube'ai surasti šitą įrašą. Manau, kad bus galima. Paieškosi savo vardu ir surasi. Super. Koks laimingas, klausyk. Daugiau nesąmonė tau. daryk, paskambinsim tau. Laikykis, iki. Gerai, visą. Čiau.